Olio pasakos. Olis ir prakiuręs stogas. Ar žinote, kokia šiandien diena? Olis irgi nežino, bet vieną dalyką jis numano tikrai, kad šiandien ką nors tikrai nusipirks. Olis beprotiškai mėgsta pirkti naujus ir senus daiktus. Kuo daugiau žaislų nusipirks, kuo daugiau jų parsineš namo, tuo Oliui geresnė diena. Tad šiandieną Olis vaikšto po mugę. Mugė tiesiog milžiniška. Mugės Olio miestelėje vyksta retai, tiesą sakant, tik kartą metuose ir visuomet pavasarį. Visuomet, kai pradeda tirpti sniegas ir nosį iškišti į lauką nebūna taip šalta. Kaip ir jau minėjau, mugė tiesiog milžiniška. Tęsiasi gatvė po gatvės, groja muzika, klega praeiviai, o daiktų gausybė. Vienoje gatvėje randi barankas, vos pasukęs už kampo jau visą eilę medinių šaukštų, nuėjus keliuku į kairę krūvą žaislų ir dar niekur nematytų mašinėlių, o jei turi daug kantrybės ir praeini visą mugę, visą mugę iki jos pabaigos, ten gale gali rasti saldumynų stendus. Eilių eilės skanėstų, nuo meduolių iki spurgyčių, nuo šokolado iki ledinukų, ir mugė nebūtų mugė, jei joje nebūtų ir Olio pačių mėgstamiausių cukrinių gaidelių ant pagaliuko. Vienas toks ir energijos užtenka visai dienai žaidimų. Tad Olis šiandien atsinešė savo piniginę pilną monetų. Dar ryte iš taupyklės iškrapštė paskutinius sutaupytus pinigėlius ir šypsodamasis nuo ausies iki ausies Olis išėjo apsipirkti. Olis vaikšto po mugę ir negali susivaldyti. Eina nuo prekystalio prie prekystalio ir vis monetas keičia į naujas savo gėrybes. Jo rankose maišeliai su mašinytėm, mediniais kardais, aliuminiais puodais, dideliais išdrožtais šaukštais, o kuprinėje jau slepiasi nauja kėdutė virtuviai. Daiktų tiek daug, o tik dabar Olis žengia pirmus žingsnius į saldumynų mugės dalį. Į krepšius keliauja barankos, ledinukai, guminukai ir spurgytės, kol galiausiai Olis prieina prie cukrinių gaidelių stendo. Oliui liko tik vienas pinigėlis, būtent tiek, kiek kainuoja cukrinis gaidelis. Tad Olis net nesvarsto, jis perka cukrinį gaidelį ir atiduoda pardavėjui savo paskutinę monetą. Olis neturi nei vieno cento, bet ar tai problema, kai visi krepšiai pilni turtų ir skanėstų, kuriuos dabar su pilna džiugesio širdimi Olis nešasi namo. Jis toks laimingas, kad šokinėja nuo kojos ant kojos, švilpuoja daineles po nosimi ir šypsena nė akimirkos nedingsta nuo Olio veido. Kelias iki namų neilgas, bet staiga lyg iš giedro dangaus pradeda lyti. Olis neturi skėčio, o nenori, kad jo naujosios brangenybės sušlaptų lietuje, tad išsigandęs pirmųjų lašų, Olis pasileidžia bėgti link namų. Olis tikras lenktynininkas, tad ne užtrunka ilgai ir štai jis jau priešais namų duris. Pasuka raktą ir durys atsidaro, o už jų milžiniška bala. Olis net išsižioja. Vidury jo namo telkšo milžiniška bala. Iš kur jie atsirado, galvoja Olis, žengia kelius žingsnius į vidų ir iškart gauna atsakymą. Olio namuose prakiuro stogas. Stoge skylė ir pro ją bėga lietaus lašai. O čia tai bėda. Nors prieš išeidamas Olis visus daiktus paliko savo vietose ir jie nesušlapo, bet kaip jis gyvens su bala kambaryje? Reikia skambinti stogų meistrui. Olis išsitraukia telefoną iš kišenės, paspaudžia kelis mygtukus
ir jau telefonas skambina meistrui. Pyp, pyp, pyp. Alio, atsiliepia meistras. Sveiki, meistre, prakiuro mano stogas, sako Olis. Ar galėtumėte atvykti jo sutvarkyti? Žinoma, atsako meistras, galėčiau atvykti už valandėlės, bet stogo sutvarkymas kainuos 10 pinigėlių. Olis nutyla. 10 pinigėlių. Tai žinoma, kad sutvarkyti stogą kainuoja pinigėlius, bet iš kur Olis dabar gaus 10 pinigėlių? Jis savo monetas šiandien išleido mugėje. Net paskutinės iš taupyklės paėmė. Olis neturi nė monetos. Alio, kitame telefono gale klausia meistras. Olis nežino, ką daryti, bet stoge skylės būti negali. Teks prašyti draugų pagalbos. Meistre, atvažiuokite, sako Olis. Gausiu 10 pinigėlių, kad jums sumokėti. Olis pabaigė telefono skambutį ir dabar turi 1 valandėlę sugalvoti, iš kur gauti pinigų. Tai labai nemalonu. Kitų prašyti pinigėlių labai nejauku, nes tuos pinigėlius draugai taupo savo, kad galėtų nusipirkti savo žaislų, o dabar turės juos duoti Oliui, nes Olis nemoka taupyti. Olis jaučiasi labai prastai, bet sukaupia visą drąsą ir eina pas savo draugę Mėtą. Pasiekęs Mėtos namo duris, Olis delsia. Tai pats nemaloniausias dalykas, kokį teko daryti šiemet. Olis įkvepia, iškvepia ir pabeldžia į duris. Mėta atveria jas su plačiausia šypsena. Labas, Oli, kaip laikaisi? Klausia Mėta. Ko toks paniuręs? Pasiteirauja pamačiusi liūdną Olio veidą. Mėta, mano stogas prakiuro, liūdnai atsako Olis. Jau atvažiuoja meistras jo taisyti, bet aš neturiu pinigėlių jam sumokėti. Oli, o tai kur tavo pinigėliai? Paklausė Mėta. Šiandien mieste mugė, liūdnai nuleidęs akis atsako Olis. Aš visus pinigėlius išleidau mugėje. Mėta žiūri net išsižiojusi. Visus pinigėlius? Klausia Mėta. Olis neatsako, tik liūdna žiūri į grindis. Oli, aš tau paskolinsiu pinigėlių, nes mano taupyklė pilna ir galiu nusipirkti savo norimą lėlytę vėliau, atsako Mėta. Bet Oli, tu turi išmokti taupyti. Taupyti labai svarbu. Žinau, kad kartais norisi visų brangenybių parduotuvėse ir mugėse, bet jei išleisi visus pinigėlius, nutikus nelaimiai nebus ką daryti. Tad aš visuomet turiu pilną taupyklę. Galiu tada nusipirkti pačius didžiausius žaislus ir vis tiek žinoti, kad prakiurus stogui turėsiu pinigų. Olis net negali patikėti. Kokia Mėta yra protinga, milijonus kartų protingesnė už Olį. Olis žino, jis nori būti kaip Mėta ir jis mokysis taupyti. Mėta paduoda Oliui 10 pinigėlių ir be jokių problemų pasaulyje nubėga atgal žaisti su lėlėmis. Olis grįžta namo, kurio jau laukia meistras. Praėjus valandėlį stogas jau sutaisytas. Olis žino, kitą kartą, kai prakiurs stogas, Olis turės pinigų. Dabar kasdienį taupyklę jis dės po 1 monetą, kad galėtų gyventi be jokių problemų. Taip ir padaro, o po mėnesio laiko pas jį į namus pasibeldžia Kajus. Prakiuro jo mašinos ratas, o jis neturi pinigų naujam ratui, nes visus išleido ant žaislų. Dabar jau Olis žino, ko išmokyti Kajų. Duoda jam 3 pinigėlius ratui ir papasakoja Kajui, kaip reikia taupyti. Ir taip, vienas po kito, visi miestelio gyventojai išmoksta taupyti. Kokia laimė, nes dabar visas miestelis gyvena ramiai, neturėdami jokių problemų pasaulyje.